Nu ką, sveiki visi, mano mylieji žiūrovėliai, visumoj filmavau ir vakar, bet man garsas neįsirašė. Tai pabandysiu truputėlį atkartoti simboliškai, ką aš pasakoju ir kas įvyko, bet nedaug, jeigu ką prisiminsiu, bet po kol kas tik viena mintis ateina į galvą, ką norėčiau pasakyti ir viskas. Peržiūrėsiu iš karto vakar dienos statistiką. Taip, vakar dienos statistika naktį nuo 12-21 eurų uždirbau, o visumoje uždirbau, tai čia penktadienį 84 eurus. Va, tai čia labai gerai pas mane miestelį ir tuoj pasakysiu, luktelkit. Priėmimo balas tik 91%. Įvykdžiau 18 kelionių iš 21 ir pradirbau penktadienį 4 valandas ir 8 minutės ir šeštadienį 1:52. Tai 6 valandas iš viso, tai kaip per 6 valandas tai pas mus labai gerai uždirbti tokią pinigų sumą 84 eurus. Žiūrėsim, ką šiandien Dzievulis padovanos ir kiek šiandien uždirbsime. Juokėmės, vakar, kai važinėjau, buvo trumpi atstumai mano miestelį, o dabar gaunu visus į kažkur kitur, už miesto ribų. Nes kai tu mieste važinėjai už tą sumą, tau ant kuro susitaupo, kai tu važinėjai didesnį atstumą, tenai nieko, neišloši ant to, vis tiek ant galo. Tai jo, tai sakau, karma šokį gal sušokot kiti, jūs ten boltistai susitikęs, bolto darbuotojus. Turiu porą, su kuriais bendrauju, tai juokėmės mes. O vakar juokėsi jie, sako, gal tave užtverti reikia, nes tik tu užsakymus vienas te gauni, sako, išdaužysi su bamperiu visus ir išvažiuosi tada, nes kitaip, tai sako, tavęs Nina sustabdys, sako, važinėjai, o jie stovėjo. Ir nuo tada mes visiškai nesupratom, kaipgi tie užsakymai yra skirstomi. O vieną žmogų nepažįstu, su juo kalbėjau, vietinis, jis dirbo Kaune ir Vilniuje, tai sakė, kad porą kartų yra mašina apvėmę. Toks žmogus, tai sakė, toks bjaurus reikalas, išvaryti ir visą kitą. Niekam nepavydėtina ir niekam nesiūlo, kad tai patirtų, tokį patirtų, kaip sakyt, įvykį. Buvau parduotuvėj, nes klientą nuvežiau, Coca-Colos nusipirkau, skaniojo gėrimuko ir savo tradicinių morkyčių, kur euras PM, ar kiek jisai kainuoja, visai nieko. Ir jau šiandien uždirbta 56 eurai, pusė 10, pradžiai kiek ten buvo 22, man atrodo, eurai. Tai jau nemažai. Žodžiu, kapsi judam, krutam, tai va vaizdas šitų daugėja, gražėja. Matai va, tik truputį reikės jau mašiną apsivalyti prie progos. Nebūkite tokie klientai kaip mano klientai. Paprašo apsukti, nusukti, aišku, nedidelis ten, nelabai baisiai, paimti vieną žmogų ir iki galutinio taško. Tai bent jau damokėkit bent jau 50 centų prie visos sumos, kad aš ten nusuku ir kažką paimu. Nes kuro aš daugiau išeikvoju negu važiuodamas tiesiai. Kažkaip žmonių supratingumas nėra suvokiamas kartais, o ant galo šovė, jeigu rodys, aš damokėsiu, jeigu ten rodys daugiau negu reikia. Tai arbatpinigį palik po galais. Pirmą kartą gyvenime įvertinau žmogų viena žvaigždute, kai žmogus visiškai nesupratingas, arogancijos pilnas ir tau aiškina, kad tu ne vietinis. Už tai, kad nepasakai tam tikrą posūkį. Žmogus mane iškvietęs, kvietė kaip komfortą ir parašė ne tą adresą jisai. Pasirodo, reikia kitą adresą. To adreso net neranda man Google žemėlapiuose. Niekur jo neranda.
Ir N kartų sako, tai gal tu ne vietinis. Tai tiesiog aš nežinau ten to kaimo gatvės ar gatvių. Nesigilino. Nu, nereikėjo nei karto nevažiavau į ten tą kaimo gatvę. Humoras. Tai nežinau, juokinga žmogus nepasukas į vieną posakį, tai tu ne vietinis. Sakau, čia vietinių, ne vietinių nėra, nedirba. Tai yra, dirba, tai sakau, pasakykit man, kas dirba. Argumentuotai kalbėkim, pasakykit, kas dirba iš nevietinių. Dirba, sakau, būdavo atvažiuodavo, bet greitai ir išvažiuodavo. Ir tokia nutilo. Tai aišku, jau paskui pasakė piktai, kur važiuot, bet reikėjo pakovot. Tikrai reikėjo pakovot. Esu nemažai prapylęs pinigų ant tradingo, bet vis dar įsijungiau. Bandysiu uždirbti 1 milijoną. Jeigu su boltu neišeina, tai reikia kažkaip kitaip pradėti. Tai jo, esu prapylęs 10 000 maždaug. Tai tik laikui bėgant supranti, kaip saugiai tai galima daryti. Tai dabar labai saugiai bandysiu vieną kitą užmesti ir žiūrėsiu, kaip seksis. Tai tokios naujovės pas mane, nuo 100 eurų bandysiu pakelt, tai bus matyt, kaip čia man seksis. Tai va tokie dalykai, pakol kas užsakymų yra, bet jau norisi ir namo, man jau užteks, sekmadienį tikrai nedirbsiu vakare į pirmadienį, jau yra 1 valanda, dar žiūrėsiu, kiek trauksiu, bet jaučiu visai nedaug. Sekmadienio vakaras po visos savaitės, ką uždirbau. Užsakymo priimimo balas labai stipriai nukrito iki 90, neprisimenu, koks turi būti. Per visą laiką uždirbau 177 eurus, beveik 178. Kelionės 39 iš 46. O kiek dirbau šią savaitę, šį savaitgalį beveik 12 valandų irgi. Tai gal išvažiuosiu dar 20 minučių padirbėti į miestelį, bet jaučiu užteks. Tai ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite patinka mygtuką ir žiūrėkite, kaip toliau man seksis.